kokias klaidas daro ūkininkai, tai taip ir yra, kad sėja per vėlai ir per maža sėjos norma. Kur ten prasideda smėlių, vidurys molis, pabaiga durpė. Turim sprendimą, būtent veislių mišinius siūlysim ūkininkų. Bendrai vertinant ligų atsparumas tikrai labai geras, plius išsiskiria, kad turi stiebalūžės atsparumo geną, tą PCH1. Sveiki, Robertai. Labas, Gabrielė. Malonu tave matyti. Kur mes čia atvykom į Dotnuvos? Seeds, privačius žieminių kviečių veislių bandymus. Taip, ką mes čia tyrėme? Žieminių kviečių veislės. Ir jų neturim 66. 66 šiemet pasėjot. Taip. Tai žinau, kad vienas fonas yra nukastas žiemą, kitas yra neprūkštas fungicidais, ar ne? Taip. Tas bandymas yra įrengtas, įdomiam tokiam fone, žodžiu, ant visų veislių yra 2 dar variantai įrengti, tai prasme, dar 2 faktoriai. 2 faktoriai yra, taip, nes mūsų tikslas yra vienas iš pagrindinių atrenkat veislės, tai yra žemutientiškums. Taip. Kadangi kaip įmonė dirbam ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje ir Estijoje. Taip. Tai, o ypatingai, žinai, šių metų situacija pietiniai Estijoje ir šiauriniai Latvijoje, turim daug išalusių pasėlių. Taip. Tai tas žiemojimo klausimas yra vis dar svarbus. Ir mes nežinom, kada ta žiema bus. Taip. Tai apie tai gal mes šiek tiek vėliau pakalbėsim apie veislėse kiekvieną šitą faktoriaus įtaką, ar kaip čia lietuviškai sakyti, veiksnio įtaką. Tai kur mes dabar čia stovim? Prie laukelio, kur pasėtas, kas yra čia? Ankstyva veislė balitus. Balitus. Tikrai gerų nuomonę susilaukus apie balitusą iš ūkininkų pusės, dėl to, kad tai yra veislė, kuri mėgsta ankstyvą tręšimą, jinai yra ankstyva, startuoja, bet turi tam tikrų savybių. Na, noriu ir paklausti dabar, kaip tu knygą skaitai? Neturiu tam laiką, Gabrielė. Matai, kiek bandymų darom? Aš tai, kai neturiu, žinai, kaip skaitau, nuo galo. O žinai, dėl ko nuo galo? Dėl to, kad gale visa kulminacija būna. Ir santrauka, kur viską gali sužinoti, kas buvo, kaip buvo. Tai vat balitusą santrauka man ir yra, nes jisai yra viską padarantis anksčiau, kaip knyga, pačiam gale, derlingumas, derlius yra 1-2 klasės. 1-2 klasės, puikiai paima visas trąšas, stiebas yra tvirtas. Taip. Ir gal gali dar plačiau mums papasakoti apie šitą veislę. Kada rekomenduoji pasėti, apie sėjos, dabar žinom, kad jau neužilgų tas sėja ir bus, ar ne, ar porą mėnesių, ir jau mes turėsim rinktis. Sėklas gal jau dabar renkamės, o sėsim tai už poros mėnesių. Tai rekomenduok mums, kaip sėti balitusą konkrečiai. Tai balitas yra veislė, to išsiskiria, kad tai yra nėra linkusi krūmytis veislė iš rudens. Tai kaip ankstyva veislė, ankstyvai vidutiniai sėjai. Ir kaip aš sakau, mano matoma, kokias klaidas daro ūkininkai, tai taip ir yra, kad sėja per vėlai ir per maža sėjos norma. Tai jeigu sėjam vėlai yra situacija, tai didinkim tiek sėjos normą, kiek planuojam turėti stiebų pavasarį. Taip. Nes tas krūmimasis potencialas pavasaris yra labai minimalus šitoj veislėj. Supratau. Na, daugiau gal šiek tiek plačiau pakalbėkime apie tai. Gaila, kad vis kažkaip ūkininkai neatsižvelgia į šios veislės savybės, ar ne geresnės, kad turi tokį tvirtą stiebą, kad nesu mačius niekada išgulusios šitos veislės, kad derlius tikrai, aišku, negalima lyginti su vidutinio vėlyvumo veislėm, ne? Taip. Jisai būna toks, koks yra būdingas ankstyvai veisliai, bet jis yra be galo kokybiškas. Ir kritimų skaičius. Taip, jeigu žvelgiant į pastarųjų metų tyrimus, ar ne, nesvarbu, ar mes turim lietingesnės sąlygas, kaip ankstyva veislė turi labai stabilų ir aukštą ir ilgai išlaikantį kritimų skaičių. Sekantis klausimas Robertui. Lietuva marga ir kokios sprendimus Dotnuvos specialistai siūlo ūkiuose, gal variantus ar veislės? Prašau, papasakok mums. Tai šituo atveju sutinku su tavim, kad Lietuva marga ir natūraliai, kad ūkininkas turi labai retai kada tolygų, gražų lauką, kur gali sėti tikrai didelę potencialo veislės. Tai šituo atveju šiais metais kaip naujiena, tokiem netolygiem laukam, kur ten prasideda smėlių, vidurys molis, pabaiga durpė, turim sprendimą, būtent veislių mišinius siūlysim ūkininkų. Dažniausiai tą mišinį sudarys 3 skirtingos veislės, kad ir veislė tiktų, būtų prisitaikius augti, tarkim, lengvoj, smėlingoj, greitai džiūstančioj žemėje, tai yra veislė sori. Tada dėsim 2 produktyves veislės, etaną, nidą, priklausomai nuo pasirinkimo.
ir ūkiai galės tą derliaus potencialą pasiekti tose geresnėse lauko dalyse. Ir užtikrinti, būtent tai yra sprendimas užsitikrinantis stabilų derlių iš netolygių laukų. Taip, išgirdau Asori veislę, ne? Taip. Asori. Gerai, tai šiek tiek plačiau apie Asori papasakokit. Tai Asori veislė išsiskiria tuo, tai yra aš vertinu ją kaip labiausiai besikrūmijančią veislę ir labiausiai tinkama tai vidutiniai vėlyvai sėjai. Taip. Išsiskiria, kad turi rugio geną, tai dėl to mes ir pozicionuojam arba veislių mišinynai privalo įeiti, kad jinai pakelia tas greitai džiūstančias, lengvo tipo dirvožemius, nes dėl rugio geno turi gerai išvystytą šaknų sistemą. Ir tą matom bandymuose, tikrai gerai deranti veislė sudėtingomis, sausringomis sąlygomis. Ir išskirtinumas tas galbūt, kad pavasarį labai greitai startuoja, tai didesnės masės, greitai augina masę. Dėl to turbūt augimo reguliatorių reikia atsižvelgti, ar ne pirmąjį turbūt... Taip, ir augimo reguliatorius turbūt, sakykime, galbūt nevertėtų naudoti kaip pavyzdys cikocelio, ar ne, kuris skatintų sukrūmimas, nes tai yra labai gerai beskrūmijanti veislė. Bet reikėtų atsižvelgti veiklias medžiagas augimo reguliatorių produktuose, kur veikia prie žemų temperatūrų anksti, nes kaip ir minėjau, anksti startuoja, anksti bunda, nors ir temperatūros laukia žemos, bet vis tiek tarpubum lytysta. Tai tiesiog, kad sukontroliuoti, teisingai padaryti pirmosius žingsnius, tai ankstyvas augimo reguliatoriaus panaudojimas šitoj veislėje. Mažiau ir stresuoja, jeigu mažiau dėsi cikocelio ar ne kitą veiklę medžiagą augimo reguliatoriaus, pavyzdžiui, kad ir Medax Maxą ar Modus ar Tempo, tą, ką mes turim savo prekyboje. Tai turbūt nieko čia nuostabaus, ar ne, nes mes jau iš to ir išeinam, pasibaigę šitą podėją. Naujos veislės nebeprašo augimo reguliatoriaus cikocelio, iš tikrųjų tai taip ar stabilano. Tai dabar gerai, tai šitą išgirdau, kad Asoriai turit vieną iš sprendimų, bet dar ir mišiniuose pasakėm, ar ne? Tai šiek tiek apie mišinius dar, Robertai, mūdu pasikalbam plačiau. Kodėl jie yra tokie, kad ne vien tik čia mes lietuviai sugalvojom šitą siūlyti, kad tai atėjo praktika iš danų, švedų, ar ne? Ir kodėl taip yra daroma? Tai, kaip ir minėjau, tai yra sprendimas netolygių dirvožemių, tiek Danija, kaip pavyzdys, ar ne, galbūt pirmoji startavo oficialiuose bandymuose su veislių mišiniais nuo 2019 metų. Ir jie pastebėjo iš tikrųjų, kad sumaišius 3 skirtingas veislės, skirtingo tipo, galim išspręsti ne tik stabilaus derliaus, kaip galutinio rezultato gavimą iš netolygių laukų, bet kitas dalykas gali išspręsti tam tikras ir veislių trūkumo savybės, arba, sakykime, neigiamas savybės. Dėl to ir paklausiu apie knygą, ar skaitai knygas. Nes, pavyzdys, ar ne, mes turime veislę Nidą, kurią pernai pristatėm kaip naujieną, tačiau jinai yra jautresnė miltlygiai. Bet kuomet šiais metais būtent šitose laukeliuose turėjom 3 skirtingus veislių mišinius, įdedam Nidą į mišinį, miltlygės mišiniuose ant augalų nerandam. Tiesiog sumažėja jautrių augalų miltlygiai skaičius ir veislių mišinys gali išspręsti tam tikrų ligų, išgulimo problemą, kaip pavyzdys veislių. Ir aišku, galima pasigerinti ir bendrą kokybę. Šiltėjančios klimato sąlygos, kaip žinom, veikia ligas ir vabalus populiacijos didėjimo linkme. Tai dabar tie protrūkiniai rūdžių pasireiškimai, tai mišiniai tai yra vienas iš sprendimų būdų, ar ne, kad susėti kuo tolerantiškesnės veislės, skirtingais ir genais. Ir mes turime puikų rezultatą, kad, ir, kaip ir paminėjai, kad buvo pastebėta net plika akim dėl miltlygės. Tai, bet stabilumas derliaus turbūt yra iš visų svarbiausias, ne? Ir kokybiniai parametrai turbūt taip dar nukulsim, pamatysim. Taip. Ir šiuo metu Dotnuvas tikrai siūlo įsigyti, paminėk dar kokį mišinį? 3 veislių mišinį. 3, bet kokių? Mes tikim, kad geriausias mišinys ir duos geriausią rezultatą, sudarytas iš geriausių veislių. Tai reiškia, tikim, kad Etana, Nida, Asori, tas mišinys parodys geriausią rezultatą. Dar vieną žodį. Taip. Etana. Taip. O kodėl etaną į mišinį dedat? Tai dėl to, kad tai yra šiandien dienai didžiausia aplamai auginama veislė Lietuvoje, vertinant sertifikuotų sėklų rinką. Ir kitas dalykas, tai yra stabilumo talonas, kaip mes vertinam iš tikrųjų. Jinai vis dar auganti veislė ūkininkų tarpe, dažniausiai auginama, dėl to, kad mano vertinimu yra puikaus subrendimo laiko, atitinkančias mūsų klimatinės sąlygas. Mūsų tos vidutinio ankstyvumo veislės, kaip Etana, jinai, kaip sakyti, subrandin grūdą tuo pačiu metu. Tai reiškia, ar sausi metai, ar šlapi metai, jinai atiduoti tą, ką genetiškai gali geriausiai. Mūsų Lietuvos sąlygos. Pardavė Etaną ir ramu. Taip, pardavė Etaną ir ramu.
Aišku, jinai kaprizinga iš pavasario, jinai turi tą šviesią spalvą, sakykime, ar ne, visą laiką ūkininkus nervuoja, tas vėliavinis lapas toksai irgi, bet iš esmės visi, kad ir kaip eigoj, kaip sakyti, nervuojas augindami ją. Bet ar yra viena veislė, kuri visiškai pilnai neturėtų kažkokių tai kaprizų? Per tiek tyrimų metų, per tiek, kiek aš, kaip sakant, dirbu būtent selekciniai srityje, ar ne, tai tikrai idealių veislių nėra. Tai va tam būtent ir stengiamės, darom tos bandymus, kad kuo preciziškiau ūkininkui rekomenduoti, kaip augintas veislės ir kad nepadarytų tų vadinamų agronominių. Svarbiausia yra žinoti jų niuansus, Taip. O sprendimo būdus, tai tikrai yra agrotechnologinių priemonių labai daug ir tos sprendimo būdus galima pritaikyti būtent spręsti šitas problemas, kuriuose gal susidurėtų vienokio ir kitokio ruoštų. Na, mes dar nepaminėjom vienos veislės naujos, kuri yra mūsų krepšeliai kokie 2 metai, ne? Taip, praeitais metais buvo plačiau jau paskleista Lietuvos ūkiuose ir šiais metais jau bus dar didesnis, tikim, kiekis ir susidomėjams. Tai yra veislė Nida. Taip, ir galbūt skirtumas nuo prieš tai paminėtų, ar ne, Baletus ankstyvą brandą, Etana vidutinį. Tai vat, būtent Nida yra ta paskutinė pjūties veislė su didesniu derliaus potencialu, to vėlyvesnis segmentas natūralu. Ir kaip mes, sakykime, bandymuose pastebėjom, tai tikrai bendrai vertinant ligų atsparumas tikrai labai geras. Plius išsiskiria, kad turi stiebalūžės atsparumo geną, tą PCH1. Bet taip yra, žinau, kad ir 100% užkrėstų laukų stiebalūžė. Tai jeigu dar geltonosios mozaikos virusas ar neateina, dar stiebalūžė, na tai kitą kartą gal ir juodų varpų būtų daugiau laukia, ar ne, negu kad sveikų. Tai yra labai svarbu, taip kaip ir minėjom, šiltėjančiom klimato sąlygom visi patogenai yra suaktyvuojami ir jie anksčiau visą tai daro. Tai kuo atsparesnės veislės, tolerantiškesnės, neatsparesnės, tolerantiškesnės veislės, tuo mes turim sveikatingesnį augalą, o kuo augalas yra sveikatingesnis, kuo jis yra ilgiau žalesnis, tuo grūdas būna pilniau, didžiau, labiau užpildytas, ar ne? Aišku, niekada negalim apdrausti ūkininko nuo sausros, nuo kritulių trūkumo, bet šiandien, ar ne, už 20 km lyjo 2 valandas apie 9 mm lyjo. O čia ateinam, sakom, reikės guminių batų. Sausa nėra. Jo, šiemet metai čia išskirtiniai iš tikrųjų. Čia mes jaučiam tą sausrą. Nesam, kaip minėjai, netoli Dotnuvos keli kilometrai ir čia tikrai, kaip aš sakau, praeitą savaitę, tai yra tas Liepos 1 dienos, dar galėjai rasti ant vėlyvų veislių žieminių kviečių žalią vėliavinį lapą. Galėjau jau penktadienį, praktiškai po 4 dienų labai stipriai vaizdas pasikeitė, kaip turėjom aukštas temperatūras. Greitai atsirado džiuvimas. O kas liečia Nidą, mes nepaminėjom, kuo jie išsiskiria kaip veislė, ar ne? Tai tiek, kad paminėjau, kad tai yra vėlyvesnės pjūties, tai yra 2 + -3 dienos vėliau pjausim negu Etana. Tai yra didesnis derliaus potencialas dėl vėlyvesnės brandos, ką turim minėjai, ar ne, jeigu jie turim geras sąlygas. Bet vertinant grūdo kokybę, yra kokybiškesnė negu Etana. Tai yra praeitų metų bandymais, ar ne, jeigu mes turėjom tom pačiom sąlygom, auginimo technologijos sąlygom, Etaną vežėm 1 klasės grūdus, tai Nida yra būtent pavyko gauti ir ekstra klasės grūdus. Tai yra tokia aukštesnių kokybinių parametrų veislė. Lygiai taip pat tinka puikiai vidutiniai vėlyvai sėjai. Suvalkijoje girdėjau iki 11 tonų pernai kūlė. Taip, aš ir pats turiu duomenis, kur ten 10,3, 10,4. Na, aišku, ne visose ūkiuose. Tai čia viskas priklauso nuo ūkio intensyvumo. Kaip ir šiais metais, ar ne, girdim įvairių rezultatų su žieminiais miežiais. Pradžia su žieminiais rapsais, labai skirtingi rezultatai, bet kaip aš sakau, kiekvienas laukas, skirtinga istorija. Aš ūkininko paklausiau, sakau, tai kiek gavot, kiek kūlėt Suvalkijai? Sako, nuo 2,9 iki 5,5 žieminio rapso. Aišku, sakau, ir aliejus neblogas, ar ne? Tai, o javai, aišku, dar kviečiai kulsis, tai dar derlingumų neturime, ar ne kol kas, bet žieminiai miežiai parodė savo derlių šiemet, tikrai yra pilnai užpildytas grūdas, ar ne, yra sveikos svoris didelis ir yra derlingumai, irgi, kaip sakai, įvairūs. Nuo žieminių miežių, nuo 4 tonų iki beveik 10 tonų, ką girdim. Tai bus ir su kviečiais tas pats. Po gerų priesėlių, ta prasme, viskas priklauso iš tikrųjų nuo priesėlės, ar teisingai pasėja, kaip aš matau, laiku, tinkama norma ir ar viską padarė tai, ką reikėjo padaryti ir laiku.
Taigi, Robertai, ką palinkėsi ūkininkam? Pjūčiai prasidėjus. Tai labiausiai norėčiau palinkėti gero oro, gero derliaus, žinoma, kad ir kokybė išsilaikytų, bet labiausiai norėčiau, kad įsivertinus visą tai, ką mes dabar gausim ar nederliaus nuėmimo metu, pasirinktume tinkamiausią veislę ir ją augintume taip, kaip reikia, taip, kaip mes rekomenduojam. Taigi, iki susitikimų kitose reportažuose. Iki.